Širdį apima sunkumas, kai įsivaizduoji, kaip jaučiasi maltiečių lankomi senoliai. Jie nebeturi jėgų džiaugtis naujai išaušusią dieną. Ilgesio ir liūdesio kupinos akys iškalbingesnės už visus žodžius. Ši istorija jūs gali šokiruoti. Moteris gyvena ne namuose, o buvusioje karvių fermoje. Čia nėra nei elektros, nei vandentiekio, nei užuolaidų languose. Nei vandens, nei elektros. Žvakę užsidegė ir viskas. Bronislavai 67, nors atrodo gerokai vyresnė. Jau 2 metai maltiečiai jai veža šiltą sriubą, maisto lauknešėlius. Bronislava pripažįsta, kad be šios paramos ji tiesiog mirtų iš bado. Moteris vos paeina. Sveikatos nebėra. Tad jokio darbo ji tiesiog nepajėgia dirbti. Vienos Prienų progimnazijos valgykloje išvirtą sriubą seneliams neša mokyklinio amžiaus savanoriai. O tame mieste ir rajone maltiečiai maitina 50 senelių. Tuos, kurie gyvena vargingiausiai, yra vieniši ir dėl sveikatos problemų patys negali pasiruošti šilto maisto. Aš manau, kad tai ugdo jų asmenybės ir mano turbūt didžiausias noras, kad tie jaunieji maltiečiai tas vertybės, kurias išsiugdo būdami savanoriais, neštųsi toliau kartu su savim per gyvenimą. Jaunieji maltiečiai su šiltos sriubos termosais senelius lanko savo mieste. O šį kartą su vyresniais maltiečiais atvyko į atokiausią Prienų rajono kaimą, pas 2 kartu gyvenančias seseris. Labą dieną. Labą dieną. Sveiki. 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 Vyresnėjai 93, kitai sesiai 78. Vyresnioji turėjo šeimą, vyrą, sūnų, anūką. Bet likimas senoliai buvo negailestingas. Ir vaikelis mirė, ir vyras mirė. Likau viena. Visą gyvenimą dirbo paprasta darbininkė kolūkyje. Likusi viena, suprato, jog neišgyvens iš savo varganos 300 eurų pensijos. Vyro namelius palikau ant Dievo valios ir čia. Ir vos paeinanti bronelė atsikraustė pas savo jaunesnėje seserį gyventi. Ši nebuvo ištekėjusi. Šeimos, vaikų niekada neturėjo. Visą gyvenimą dirbo mokytoja, tad ir pensija jos truputėlį didesnė. Bet skurdo rizikos ribos vis vien nesiekia. Sunkiai, bet vis tiek. Kabinėsiu gyvenimu ir gyveni. Mes jaučiame jiems dėkingumą, kurį šiandien galime išreikšti pagalbą ir dėmesiu telpančių sriubos dubenėlyje. Paskambinkite 1485 5 eurai, 1410 10 eurų. Jeigu norite paremti pavedimu arba tapti kasmėnesiniu rėmėju, apsilankykite interneto puslapyje maltiečiusriuba.lt.